Tratata, tralele. Kuzi, marakuzi. Karakuzi, o papa. Tralele. Ir štai mes jau atvykome į Moldaviją. Labas rytas. Ne rytas, jau pietai. Jau pietai. Pas mums dar rytas, čia jau po pietų. Atvažiavom vėl šiandien į naują vietelę. Apsižvalgyti po Kišiniovą. Važiuojam iš oro uosto dabar. Iki miesto vartų. Bandysim apeiti visas gražiausias, įdomiausias vietas. Ką spėsim pamatyti, tą ir jums parodysim. Žiūrėsim, kaip čia Moldavija gyvena. Šiaip pirmas įspūdis visai nieko. Fainiai. Žmonės tokie atrodo geri, nepikti, ramus, ne kaip mes lietuviai. Moldavijos sostinės Kišiniovo vartai į miestą už mano nugaros. Brutualios Tarybų Sąjungos sovietų statinys. Čia yra nors viena iš tokio pagrindinių faktiškai atrakcijų. Kaip nereikia, ir pavyzdys, kaip nereikia statyti baisių namų. Bet realybė buvo kitokia Sovietų Sąjungai. Ir rusai užstatė tokį baisuoklį. Ir čia buvo vienas pasididžiavimų Moldavijos miesto vartai į miestą, į Kišiniovą. Nu, ką aš galiu pasakyti? Neatrodo labai įspūdingai. Nušliūręs, nudriskęs. Žmonės savo čia nėra labai tenai laimingi gyvent. Bet yra kaip yra. Tokie dalykai tam Kišiniove. Kaip čia vadinasi, Kišiniovas yra pati neturtingiausia pasaulio, ne pasaulio, Europos valstybė. Bet kaip matote, nesimato, ten prieki yra Lexusų salonas. Taip kad turtingų žmonių čia irgi yra. Ir jau nėra, jie tokie jau neturtingi. Nu, yra ir žiguliukų šitais va. O čia yra Jūratė, kuri yra gyvenusi Moldavijai 3 mėnesius. Bet ne Kišiniove. O kur? Kaimelį tokiame. Ką ten darei? Pomidorus rinkau, vynuoges skyniau, arbūzus vogiau. Tai ką dar darei? Vyną moldavišką gėriau, per barzdą varvėjau. Nu, čia viskas aišku, ką ten darė. Buvo 3 mėnesiai gerimo. Jo, gal. Gerai. Iš miesto, iš oro uosto atvažiavom su taksiuku, jei kam įdomu, kainavo 3 svarai, nes mes svariniai esam. 3 svarai mums kainavo, tai čia kokie 3,50, jeigu eurais. Labai trumpai važiavom, 10 minučių, ne? Na, nėra labai brangiai. Ir gali naudoti šitom visom paslaugom, nesvarbu. Vakar buvo oras žiauriai geras, 27 šilumos, šiandien, kaip matot, jau su striukiam vaikštom ir pagal orų prognozes jau matosi, kad baigėsi vasara. Šitas yra toks, matai, užuolaidas, toks kamukai. Na, pažiūrėsiu. Bandom pasivaikščioti, atrasti kokį kavinikį. Norim biškį užkasti, maistuką užvalgyti. Ne, jau čia. Pažiūrėsim. Kanalų, tegi yra. Nu, šnapšų buteliuką pasidėjo žmonės ir... Na jo. Ne. Čia į tą neįsim. Čia yra kaip senais gerais laikais, tokie... Prabangi vyrai šnapšuką lėšuoju, pasidėję buteliukus. Vot kikis. Su pomidorų sultim. Dablaivi, teber galėjome eiti. Taviem savo sučėlis.
Vienas išėjo biškai jau pakarypas. Čia vienu žodžiu vaikštam po rajoną. Atvažiavome pirmą pasitaikius rajono miesto. Bandom atrasti kažkur pavalgyti. Noram valgyti labai stipriai. Čia negyvensim, aišku. Nes čia dar iki centro yra biškai talokai. Tokia štis va prekybos vyksta. Pirmas įspūdis labai daug yra alkoholio prekiaujant žmonės. Ir vaisiais, ir daržovėm. Va, ir žmonės, va taip šitais čia. O, šitais alkoholis. Tik išėjom nuo alkoholio parduotuvės ir vėl dar vienas šitais. Na ir prekiauja visokiais dalykėliais jie. Atsipūtę. Medų pasidėję. Ką turi daržovės visokius, kaktusiukus. Taip ir prekiauja. Lemba, jis jaučiamės čia į tą. Dar štais vienas yra. Čia yra kažkokia ratatorija, itališkas. Kažkokia, nu... Nu, nėra labai daug tų visokių bandelinių parduotuvių, kur bandelės prekiauja. Gali valgyti. Nu ir va toksai miestas. Ką? Čia einam, sakai? Į tokią einam. Tokį man nepatinka. Aš noriu paprastą nueit, kur žmonės eina. A ne? Nu, eina. Ne, nu tai aišku neskirtumas, nesvarbu. Nu gerai, einam į tratatoriją. Užkasim tratatoriją. Sakėm biškį pavalgyti, atsigerti. Maždaug bandysiu pasakyti, kokios kainos čia yra. Tai parodysiu šitą sriubą pasiėmam. Kainuoja apie 80 centų iki eurų svaro. Vienuko pasiėmėm vietinės gamybos. Vienas svaras 30 ir alus apie 2 svarai. Tai restoranas atrodo labai gerai. Toks, sakykime, prabangiai atrodo, kaip labai geras aptarnavimas, mergaitės malonius, pasakė, per kiek laiko maistą atneš, per kiek viskas bus padaryta, kada gėrimai, kada pirmi patiekalai, žodžiu, viskas gražiai formai. Tai labai fainiai, žiauriai pigiai, galvom, kad bus brangiai, tai čia, bet kainos tai jau tikrai. Dar mačiau lietuvišką alaus yra pirkti. Lietuviškas alus kainuoja po 90 euro centų už gintarinis parduotuvė, 90 euro centų, o kiek Lietuvoje, manau, kad apie dvigubai brangiau, ar 70% brangiau. Nežinau, kaip šitas veikia, bet veikia kažkokį būdų. Čia yra pigiau, atrodo, atvežti, negu kad iš Klaipėdos į parduotuvės pristatyti, ar iš Utenos. Taigi štaigi, ir gavom antrą patiekalą. Bandysim dabar gauti pagrindinį, koks čia bus skonis. Ir toksai va patiekaliukas kainuoja apie 3,70 mūsų pinigais. Čia yra žuvytė. Čia yra jautienos kažkoks dalykėlis, kiek suprantu, su pupom ir augintais kopūstais. Tai va taip. Skanu ir gera. Pasavažinėjom su tokiu troleibusiuku. Bet turėjom išlipti laukan, nes biškai pasidarė per karštą. Per daug žmonių prilipo. Tai nusprendėm, kad lipom laukan ir pareisim paškom iki savo viešbučio. Nes nelabai malonu paliko važiuoti. Ir čia maždaug esam jau miesto centre, kaip aš įtariu. Rodo, kad 10 minučių iki mūsų viešbučio, viešbutis ir centre. Centras tai toksai nestebuklas. Kažkokia bažnytėlė. Dar kažkas.
Kaip tau Moldavija? Aš dabar, kai tą gatvę einu, tai man kažkaip primena. Jau primena. Kaunas, nu. O man tai nežinau, ką primena. Čia toks vieną kartą postsovietinis, jo. Čia nieko nuostabaus, kad čia nėra, kaip pasakyti, mažiausiai lankoma turistų šalis. Jie nieko čia neturi pasiūlyti, nebent tokį paminklą seną. Ir dar parlamento pastatą, dar kažką. Ir viskas. Tik tiek, kad čia labai pigų yra. Dabar galiu kaip tik mes esant progai pasakyti, kiek sumokėjau. Vienu žodžiu, 2 vyno vietinio. 2 taurės vyno, to spaudimo, šių metų spaudimo. 2 taurės vyno, alaus įpilstomo, sriuba ir pagrindinis patiekalas. Vienas buvo su žuvim, kitas buvo su mėsa, pagrindinis. Vo, čia kokį fainą gatvę miesto centre. Taigi, ir už viską sumokėjom sriubą pagrindiniai 2 sriubos, 2 pagrindiniai, 2 vynai ir 1 alaus, 14 svarų išėjo iš viso. Taip kad labai pigiai, sakyčiau, netgi labai. Jau čia, kas mėgsta pabaliavoti, čia važiuoti yra super. Ir mes buvom nuėję ne į paprastą kokį kabaką, o į normalų restoranėlį, ne miesto centrą, bet tikrai normalų ir ganėtinai prabangiai atrodantį. Taip kad fainai. Žmonės šiaip labai faini. Dabar va čia važiavo motorolioristas, nieko, savo kantriai. Iš paskos važiuoja, pakol pamačiau ir pastraukiau. Iš tikrųjų labai nustebina žmonės. A ne? Mes galvojam, kad bus tokie zanūdos kaip lietuviai. Susiraukę tokie visi. Tokie kaip mes. Bet nieko, žiauri, faini viskas. Viskas tvarkingai, labai kultūringi žmonės ir, nežinau, draugiški, niekur neskip. Autobusą papasakos bilietukais. Įlipome į autobusą, autobusas kainuoja 30 centų parvažiuoti. Tai ėjom mokėti vairuotojui už autobusą, tai neėmė, sako, yra ten konduktorius. Tai atėjo grinai kaip senais laikais. Bilietuką ant piršto užsivyniojus, tą rutuliuką tokį, priejo raudonais žandukais. Įkalusi. Mokėjom pinigėlius, atrutuliavo tą popieriuką tokį. Žinai, rusų laikais tokia būdavo. Na, čia yra, vienu žodžiu, čia Dar tebėra įdarbinti kontrolieriai autobusus. Na, šalis yra sustingusi savo 80 metais. Nieks nevyksta, vienu žodžiu, nėra jokio progreso. Įdomiai pamatyti. Aš kaip gimęs tokiais laikais, tai man labai įdomiai. Jaunimas gal, kur nėra matęs tokių laikų, gal jiems ir nelabai įdomiai. Nors irgi, manau, įdomiai būtų pamatyti. Čia kažkas jau girdžiu, miesto centre vyksta. Šiandien iš tikrųjų yra šeštadienis. Na, tai ko gero bus didelis koncertas, jau matau sceną ir pastatyta. Tai jau bus vakarėlis, nusimato. Vakarėlis. Kuzi, maragu. Kuzi. Pinki, pimparimpi bus. Kažkokia šventė bus, pasirodo. Ar jau buvo, ar bus, bet tikriausiai, kad bus. Įtariu, kad bus šį vakarą. Kavinės, va, galiu parodyti kainas kavinių. 20 gramų, 50 gramų, 20 liejų. $20 yra euras. 50 liejų yra, reiškia, euras koksai 2,20 €. Ką? Parkelis. Ten ir pavargusi, žiūrėk. Tos Laškamoiniks važiavo autobus. Ar meilės.
Ką? Ne, Telaška Monikė važiavo autobusą. Nu. Atvykome viešbučio numerį. Bandysime įti vidų. Opa. Atsidarė. Elektros nėra. Ai, čia kortelė, reikia iš šitą neini. Taip. Mūsų viešbutis toksai. Nu pats, matot, kokį gavom viešbutį? Al visai nieka. Ane? Lovielė tokia. Tapčanai, pasėdėti, vaizdas. Svarbiausia ir vaizdas, ane? Ir nusiperki viešbutį ir vaizdas pirmai vietai. O vaizdas ir tiesiai į Radisson Blu. Le Grand Hotel Kišniov. Tai va, kazino matau yra pačioj. Ten kažkoks Republika Moldova Servizai Paza Amai. Taip. Ir miesto centre šiandien vyksta, vienu žodžiu, miesto diena, miesto šventė. O taip ir pataikėm į miesto šventę atvažiuoti. Tak, gerai, ką turim toliau? Šičia yra va tas linksmybių baras. Ką mes čia turim? Visokių dalykų, Mimi, Čišnau Blonda, bla bla bla, čokoladukai, Barnas, Finlandija matau, dar tokio visokio. Žodžiu, pažiūrim, kas čia yra. Meniu. Taip. Raudonas vynas 110, vodka kem 5, 55 vienu žodžiu, energetinis 55, alus 50, galiu maždaug pasakyti. Pats brangiausias yra baltas vynas, kainuoja 110 pinigų ir pagal šios dienos kursą 5 eurai. Arba 4,79 svarų. 5,72. Ką žinau. Žodžiu, tokie dalykai. Čia yra compliment from hotel. Davė atsigert vandens nemokamai. Arbatos, Jakobs kavos, čainikas. Tapkės matau yra ant tai apačioj. Ir pagrindinis stolietas visai normaliai, viskas okei. Daug dalykų pridėta. Čia, ko gero, yra pagal visus sudėjimus, tai tikiu, taip atrodo, kad čia yra 5 žvaigždučių viešbutis. Aš pats nesigilinau, jeigu sąžiningai, nežiūrėjau žvaigždutės, bet pagal viską tai atrodo, kad čia 5 žvaigždučių. Kokie žmonės, tiek ir žvaigždučių. Nepadarysi čia. Išėjome į vakarinį miestą, biškį pasivaikščiot. Einam link žymėjo apleisto viešbučio. Moldavijos statė, nepastatė. Tada ėjom turgų šitais. O, einam pro turgų. Praeisim pro turgų, pažiūrėsim. Kas ten gero tam turgė yra. Netikėti dalykai atsiranda netikėtai. Nieko nereik planuoti. Turgus kaip turgus. Gram Bazaras jau. 20 vietinių yra 1 euras. Nu, pomidorų 2 eurai kilograms. O ne? Nu, arbūzų sezonas jau pasibaigęs. Paprikos po 25, persikai, obuoliai. Vynagas po 20. Ne, nu jau yra, 6 vakaro beveik. Kiaušiniai, va, 30. O, kokia tušonka. 65.
Гущонка, свининная, 125. Čia tas. Нет, ты очень хорошо продал. O kas čia yra? Мне кажется, Kas čia toksai? Да, что сбер, а не у меня А что это такое у вас? А что это такое? это, который ставится в борщ. Кур? Борщ? Квас. Квас. Ай, квас, но его нельзя пить так, нет. Как нельзя пить? А, нормальный квас. А, квас А это? что такое вот такие? Женщина. Это добавляется заправка для борща, чтобы он был кислый. Для кого? Не, это какая-то Это петрушка. трава. Ай, петрушка. А его так открыть можно и выпить? Можно, потому кому сахарный диабет. Да? А, это как медицина. А, давай, только nupirksi atsigers. А, не можешь, не пробегался, 30. А, не? Спасибо. Когда купишь, скажешь, Ну, давай его поимся. Да, поимся. Когда купишь, конечно, спасибо скажешь. Все добр. А это у вас домашний? просто супер. Проглотишь вместе с языком. О, спасибо большое. Спасибо вам. Не хотите, чтобы я вам поменяла 500 лей? А у вас есть? Есть. Давай. Они просто не забитые. Давай. Меня тоже можете поменять? Да. Хорошо. 2, 3, 4, 5. Но, спасибо вам. Ты держи, меня тогда тоже поменяй. Смотрите, Меня тоже. 5. 200. Не-не, Не-не, я знаю, как поменять. молодой человек. Я здесь сижу, я не беру фальшь. Ну, не, я вам доверяю, я просто смотрю. Мне интересно, я такие деньги не Ну, видел. первый раз тут. а? Я хочу, Мы никогда здесь не были. Мы никогда... я иду на свадьбу, и надо бить целых, да. А. Ну, спасибо вам. Мы только туристы тут. Первый день. Полик? Не, Из Литвы. Прибалтика. Прибалтика, да. Спасибо вам. Спасибо. До свидания, хорошего дня. Ну-ка, богал класса, давай. Ну, носипирком, короче, nesąmonė. Visiškai nesąmonė. Diabetikam, nors nesam diabetikai, bet... Tuo ragausim. Va čia štis, va tai ir geroji vieta. Imk. O kas čia yra? Nu, čia dabar ragausiu aš. A, tokias margalinės. Aš ragausiu pirms. Nu, va, nusipirkom. Va, nežinau, kas čia yra. Vien šauk negerk. Neskams. Atna, aš liksiu kaip ret. Imk. A, leiktas tai Nu, im paragauk. Aš prie lūpų tą prikišau. su kvasu su petražalėm. Čia nieko panašus į kvasą skonį nėra. Atrava. Kaip tik šiukšlinė vietoj. Nu, svarbu nupirkom. Nu, paremėm vietinį biznį. Svarbu ir paremti vietinį biznį. Čia nėra apie kažkokius tai skonius, da kažką. Čia nupirkom žmogui, kad paremti. Ir taip mažai sumokėjom dar iš tikrųjų. Nors dar iš tikrųjų iškeitė pinigus į mums. Žiūrėk, tualetinis popierius. Po tokio tualetinio popieriaus nebuvau matęs 100 metų. Kokios spalvos, žiūrėkit. Все, что вам нужно, вы найдете в Нью-Йорке. Gerasis. O čia tai geras. Nu. Stambul, žiūrėk. Nu, atvažiavom į Stambulą, again, vėl. Kaip tik žiemos sezonas prasideda. Ключи. Lemą, mes čia einam jau neapžinau, kur čia.
Toks jau nebėra labai jaukiau, naikiukai. Ne, tas yra. Ten kokia priekaištais mozaika. Turgus vyksta pilnu pajėgumu. Kvepalų. Bet reikia tą kamštelį, kamšetraukį nusipirkti. Kaip vadina? Kiek jis vadina? Nu, jeigu 10, prašai. Сколько хотите за это? 20. Ne, nu baigti, ką tu čia? Ar? Ну, нам только надо на один раз. Ну и что? Один раз не подарите кому-то и скажешь, Не можем вести его. А рейк мы перед кассой. А этот не спакованный сколько? 15. Без спокойствия. Dabar čia žiūriu, nesuprantu, kas čia yra tas. Nu čia yra kažkoks grafitis. Nes čia Moldova ir olimpinės žaidynės nieks bendro neturi. Čia įdomiai parodyti ir pasirodyti. Tokia įdomi gatvė miesto. Sankryža. Поснимите нас. Давайте, пацаны. О, можно. Как вы? А это куда? А это не знаю. На YouTube, может быть. А какой кондиции? Ладно, что я иду. Visi tas jaunims nori nefotkintis vis. Na. Toks ir miestas va mūsų. Ne mūsų, čia jų yra, ne mūsų. Mes tik čia esame švatėliai. Žmonės ir linksmi, draugiški visi. Blemą, ten buvo pažeminė perėja, galėjome eiti. Gal ten būtų, einam per pažeminį perėją. Neleiskim šansų praleisti per pažeminį perėją. Kavinės. Tipinė pažeminė perėja, kaip ir visur. Tikiu, matę esam daug. Na. Priėjom į žymųjį Nacional hotelį Kišiniovo centre. Statytas apie 70 metus. Tiksliai nežinau, bet va toks ir paliko. Nu, mes Lietuvoje irgi turim savo pavyzdžių. Turėjom Kaune, tikrai buvo toksai. Vienas irgi. O čia dar tebestovi. Miesto pasididžiavimas. Čia buvo kažkada Ukrainos spalvom nudažytas, dabar yra perdažytas jau į savo spalvas, jie persidažė. Čia yra vos ne paskui Rumunijos, Moldavijos vėliava išdažytas. Čia pastatai tokie, centras, tenai koks nors valstybinis pastatas jau čia priekį stovi. Nenoriu pameluoti, kas. Tai va taip. Tokie dalykai Kišiniovo centre. Atvažiavom į cirką, jūs nepatikėsit. O kur čia yra? Bet ką tik baigėsi visas pasirodymas. Tai sakė, sekantis bus rytoj. Va tokie va cirkai čia. Atmosferėlė, kokį fainą. Einame vidu. Sako, galite pažiūrėti, jeigu norit. Ir mes ir einam, o ką? Čia kaip ir viskas uždaryta, neapsuprantu. Šiaip aš galvoju, kad tai neveikiantis yra čia. Tikrai galvoju, kad neveikia. Bet čia yra kažkur apeiti, reikia iš priekio, nueit pažiūrėti, kaip jis atrodo. Čia ir cirko pastatas pagrindinis. Pabandysim apeiti iš visų pusių.
Čia policija jau kažką sugavo. Bet šiaip atėjo vakars ir visai gražus oras, nepaliko. Nebėjo. Nurimo, vėjas buvo šiandien vėjuota labai. Ir to bus dar gražiau, bet mūsų nebebus. O taip ir sekasi. Anglija, Moldova. Šitais autobusiukas stovi. O ten toliau Italija, Moldova. Matai? Va, čia yra Kišiniovo pagrindinis cirko pastatas. Šviečiantis, didingas, šviesus ką tik užsidegė. Ir čia yra pagrindinis įėjimas. Vat kas yra labiausiai įdomu, tai ir pagrindinis įėjimas, kuris yra visiškai neveikiantis. O dabar pagrindinis įėjimas yra pro antrą pusę. Tai aišku, čia yra tas fasadinis įėjimas, visiškai neprižiūrimas ir niekam neįdomus. Vietoj to, kad sutvarkytų ir leistų žmonėms eiti per priekinį įėjimą, dabar viską leidžia per galinį įėjimą. Nu, žodžiu, įdomu. Man tai biškai nesuvokiamas veikot. Čia kaip atrodo pastatas iš viršaus, iš kitos pusės. Tai va, mes esame šitoj aikštėj. Va, čia, toj vietoj. O mumis atvežė va čia į tą pusę, va, čia šitas netgi nesimato, va čia biškai toliau dar į tą galą. Nes tenai dabar yra viskas padaryta. Na žodžiu, įdomiai. Kišiniovas duoda savo vaizdų. O čia cirko artistė, numeris 1. Cirkas išvažiavo, o klounas liko. Čia šėskis, yra. Einam. Лес на пацана. Посмотри вокруг, природа щедрая дарит красоту. На неимоверную легкий ветерок надует с берега, эту красоту тебе дарю. Все хочу делить с тобою поровну, как не дать жить. Теперь мне все равно, я тебя нашел. На свою беду, на свою беду, на свою беду. Звезды и луна поют нам песню, но про мою судьбу и про мою любовь. Жизнь благодарю за то, что я тебя люблю. Как не описать то состояние в час, когда спешу я на свидание встретить за собой. Мне так не терпится мысленно я превращаюсь. Парки у пруда, стою с букетом розрук, ты не придешь. И на душе мороздойный силуэт. Я вижу листами волосы твои. Все хочу делить с тобою поровну, как не дальше жить. Теперь мне все равно, я тебя нашел. На свою беду, на свою беду, на свою беду. Звезды и луна поют нам песню, но про мою судьбу. А ты про мою любовь, жизнь благодарю за то, что я тебя люблю. Откуда вы, пацаны? Отсюда. На тебя смотрю, не знаю, что словно в первый раз. Я путаю слова, понесет с собой. Нас бурная Да, ну потом буду, да. Не поверь, прошу, я не умею, как я тебя нашел. И не хочу терять все, Я дал первый уровень. смотря в твои глаза, Удачи вам. зажигают облака. Все хочу делить с тобою поровну, как не дальше жить. Теперь мне все равно, я тебя нашел. На свою беду. Žiauriai fainas oras. Dieną buvo vėjas stiprus, bet jau dabar ant vakaro, tai super fainiai. Rudenėlis, švelnus, medaus pardavinėja žmonės.
Польща. Ні. Mes nesuprantam rusiškai. Tokių dalykų. A, čia kaip saulėgrąžos. Ne? Čia su medum kažkas susiję. Kas žinot, kas yra Rastopolščia по-русски? Parašykit mums. Pjana vyšnia. Ai, bet pjana vyšnia aš esu buvęs. Tame bare aš esu buvęs Ukrainoje. Jūratė. Tai yra Kijeve, tas yra pjana vyšnia, ne? Требуется... Ну, давай им, Саш. Ага, копчик. Мерси. Здравствуйте, что здесь вы продаете? Это, смотри, чистейший ректификат. Он как самогон, но он чище. Не воняет. Не воняет. С айвы. От него голова не болит, и может даже пиво пить, и это и все равно голова не Да, болит. можно попробовать? Да. Сейчас я сейчас Парагауз. А это ваши молдавские, да? Молдавский это аппарат космоса. Да. Говорю сразу, это... Спасибо, выходные. Дай ладошечку. Ну. А что это Айва хлеба? измельченная. С чаем, с кофе, с йогуртом, с как его, пюре, кашу. Да, Сверху посыпали и все. А, у нас русский не такой, как сказать, Не очень хороший. не очень хороший русский у нас. Мы так понимаем такой. Туристы Откуда? из Литвы. Литва, все. Вот это чисто айва. Можно с вами на английском говорить. Да. Английский у нас лучше. Не А, Мягкая. очень мягкая, да? Порогам. красный я хочу попробовать. Сейчас. Теперь смотри, вы попробовали айву. Сейчас даю сливу. Держи. Да. Но смотри, сливу возьмешь, не глотай сразу, а вот так во рту. А, во рту подержать. М. Видишь, как масло. Хорошо. Если будете сразу глотать, то во время сна, когда будете спать, будет казаться, что вы с сивого дерева. Мгм. Все. Видишь, как А масло. так, мгм. Оно масло. Эксперимента, да? Давно амалут эксперимента. Как будто масло. Германия. Потому что сливовый цвет не во рту, а во сне. Открылись глаза. Это бомба. Супер. Такого ты... Просто супер. Даже если- Не, я такого даже не пробовал, никогда в жизни. Да. Это 2 часа назад румыны были. Ага. И он ходит, и у него баклажка вот здесь, и хвалится своим самогоном с сливы 10 лет. Мгм. Пришли Десятилетней сюда, выдержки. Да. из них румын попробовал, он приходит и говорит, вот у меня 10 лет не попробовал. Налил мне, как взял, ну, говорю, сивуха там есть. Не, я говорю, 10 лет вот так. Я говорю, я тебе сейчас налью полгода этому. Я тебе налью. Когда налил, говорю, теперь смотри, я твой выпил, что он мне налил, бедный. Ага. Нет вот этого Да, масла, нет да, этого богатства всего. Когда налил это, я говорю, вот так язычком делаю. Бабиня, вот это хорошо. Вот, понимаешь как? Да. И говорю, ты хороший специалист. Я Да. говорю, я понимаю. Да. Я говорю, ты понимаешь, можно делать Г на палочке, а можно делать... Да. Нет, она знает почему хорошая. Потому что самое лучшее получается с той сливы, которая упала на землю. Это у вас сделается из сливок, да? Да, сливы. Да, есть Понюхайте. еще айва вот такой. Вот это вот айва. Это, как говорится, есть вермут мартини, который мы все любим, Ага. а есть знаменитый итальянский вермут. Но. Выпей. Да, не тот мартини, а тот другой. Да. Я тоже налью. Название, правда, сейчас не помню, но Да. чтобы понимали разницу. Не, все, ему уже хватит. Какой хватит. На, Спасибо. Ну, понюхай. на айва. здоровье. За Молдавию. Спасибо. Первый раз. Я первый, она не первый. Говорят, исторически запись Арабию. Я была в Молдавии 35 лет назад. Кушать. Там мордечек. А это сейчас Она- перчик. Red Hot Chili Pepper. Это сейчас перчик. Но видите, вас в понедельник вызовут в прокуратуру. Вы убили паразитов. Я в больнице работаю сама. И И зараза никакого не... ковида больше. Никакого ковида не зайдет вам в легкие. Что ковид? Второе. Острое. Разжижает кровь.
Острое тормозит развитие раковых клеток. Острое, у вас в желудочно-кишечном тракте всегда будет положительная микрофлора, и вены капилляры всегда будут. И четвертое, никакого гастровируса. Это тоже тема. НИЛ и гастровирус. Да, бишь по Это нему. 60 лей, из сливы 60 лей, с гутой, с айвы 75. Ну давайте какую? Tai nepirk. Nu nupirkim ir paskui atiduosim kam nors arba išmesim. Niekam neatiduosiu. Jo, ne. Nepirk. Nupirkim. Nepirk. Paskui žinai, kaip bus karas. Nepirk, vis tiek neišsiunti. Просто слива, она этот элитный айвы. Aš duodu Айва 50. дороже ценится. Nu, У gerai. нее мягче. Мы не будем покупать, потому что мы летим завтра. Ничего страшного. Я вам оставлю так. Зачем? Да, Не, берите. Берите. Это за бизнес. Ну, Бизнес. хорошо. Вот это можно с собой. Да, Чтоб хорошо. бизнес у вас Так, процветал. давай налью еще немножечко. Ну давайте налить. Чего? Чего? Не этого вот Вот это. острова. Ну, сделайте профилактику. Знаете, мы летаем самолетом завтра. Да. У нас нету багажа, мы просто не можем забирать. Вы как врач. А я если вам выпьем, скажу, мы не улетим. Это комбинация вот айва и перец. Спасибо. Ну, Он курту вам помогает, Вот он вам ваш. помогает, Да. помогает вырабатывать интерферон. И он как стартер Я иммунитета понимаю, работает. да. Понимаете? А я тоже это... Вы если Знаете, приболели, знаете, Да, что ну, самое... за вас, Сейчас, чтобы вам минуточку. повезло. Знаете, что самое главное здесь? Айва, гутуй, айва, содержит пектина много. Самое больше содержит пектин это Антоновка яблоко, потом айва. Что такое пектин? Это Антоновка как у нас холодец. тоже есть. Atsigeriam vietinio samagono, aivos. O Jezu, pradėjo rūkti skilti. Ta pusę litro buteliuką siūlė mums už 2,5 svaro. O, čia mėsos skyrius, toksai fainas. Šiaip pagrindė visur medus tam turgui. Ne, toks ir turgelis. Miestų šventė vyksta. Tai samagoną pardavinėja, vienu žodžiu, tame Kišiniovo Kaziukio mugėj. Įdomiai, žmonių labai daug šiaip realiai nėra. Kas mane dabar te pastebėjau, kad žmonių daug nėra. Lemputės jau ką? Ai, čia kalendorius yra, ne? Nu, bet žinai, čia tokia... Nu, va, mane biškai išmušė iš ritmo, kad daug ir aiva išmušė iš ritmo ir madam. Gonna put in YouTube. All over the world, yes. Right, so this is one of the specialties of our winery is the fact that we are selling unfiltered wine, which does not contain any preservatives. So it's like live wine, which we highly recommend to everyone who really wants to enjoy a true glass of wine. We use only the first juice from the grapes. We don't use barrels, barrique or chips. Yeah. Therefore, the wines we have are really closest to the traditional natural wines that Moldovans like to produce and to offer to their relatives from Moldova and from Ukraine. What I can say, guys, I can highly recommend this Etnovik seller, and he's selling really high quality wine. When you visit Moldova, Chisinau, definitely come and see this guy and enjoy the best wine in Moldova. Blemba, kaip gaila. Nepapuolėm į miesto šventės atidarimą. Rytoj prasideda. Dabar tik visi treniruotė. Kaip keista. Vaikulė atvažiuoja dainuoti. Dieve, dieve. Kaip gaila. Nu, ne visiems. Man tai kažkaip. Doji. Tai va. Šiaip labai keista, kad tokia šventė vyksta ne šeštadienį, o rytoj. Prasideda tik tai. Ko gero yra ne išeiginės dienos tikriausiai. Tai toks tas buvo
mūsų pirmas apsilankymas Kišiniove. Tikiuosi jums patiko, man tai labai patiko, žiauriai nustebino. Tikėjausi pamatyti visai kitokius dalykus. Depresuotų žmonės, šaltą orą. Oras toks ganėtinai buvo šaltas, bet žmonės labai puikus, visi labai faini, draugiški ir jeigu kada žadat važiuoti į Kišiniovą, į Moldovėje, Moldovą, kaip čia vadinasi, tai būtinai važiuokit visi. Tikrai nepasigailėsit, 1-2 dienas praleisti, kas esat vyno mėgėjai. Super, daug vyno, daug visokių skanių maistų, daug visko gero. Ir susimatysime kada nors kitur, kitose kelionėse. O dabar ate ir čiau. Bye.